braižom dabar skritulinę diagramą. Skritulinė diagrama yra paprastai braižoma iš vienos eilutės arba vieno stulpelio, šiuo atveju yra benzinas, todėl pasižymėm šitaip. Jeigu net ir nežymėtumėm, vis tiek diagrama automatiškai būtų benzinas. Dabar einam į tirpimas ir visi einam į skritulinius, pasiimam trimatį, sakom OK, turim trimatį, oi negerai padariau, patempiau ploterį, brėžinio sritį, dabar truputėlį gal pasididinkim. Taip, dabar mums trūksta ko? Benzinas susirašė, mums trūksta pridėti data labels, tai yra, kurias yra ar šitaip labiausiai tinkantis yra, bet deda, kaip matot, ne procentus, o skaičius. Mes nueikim, sakykim, daugiau ir dėkim skaičių, procentus, skaičius nuimsim ir nuimkim skaičius ir gaunam procentus. Taip, gaunam procentus. Dabar mums dar reikėtų legendą įrėminti pagal paveiksliuką, legenda pažymėta, čia einam, čia yra border solid line, ir juoda yra, pažiūrim kaip čia atrodo, taip, atrodo gerai, toliau aplink šitas paveikslėlis, vėl solid line, kad būtų va toks, ir čia galim dar, kad būtų koks nors paryškintas juodas, va taip galim bandyti padaryti. Kas įdomiausia su tokiais, reiškia, dalykais, tai galima daryti 3D rotation, tai yra galima įvairiai pasukti juos ir panašiai. Jeigu aš turiu tą, tada aš pasižymėjęs šitą 3D ir aš galiu juos Tai yra, norint pasukinėti pačią diagramą trimačią, pasižymim plot area, yra 3D rotation ir galima sukti X ašim, kaip matot, galima kažką sukti Y ašim, va taip, ir kažkaip tai perspektyvą žiūrėti, vienaip ar kitaip. Čia kaip jau kam išeina. Būtent pažymim ploterį ir 3D rotation šičia. Aišku, galima visus tos 3D formatus ir taip toliau daryti. Trečią, kaip ir padarėm, darom ketvirtą. Ketvirta yra tokia pat paprasta, dizelinas, ir dizelinas yra čia, tada mes žymėmės būtinai pavadinimus ir su Ctrl klavišu žymėmės dizelinas ir įterpiam diagramą, vėl tą pačią. Tai yra skritulinė diagrama, erdvinė, turim tokią, pasididinkim, pasineškim iš šono, kad neužstotų paveiksliuko, dizelinas, dabar kas čia turi būti? Turim pridėti data labels turi būti, galbūt taip, best fit ir šitie, toliau turi būti legenda viršuje ir format legenda iš čia yra top, ir turim tokį pačią diagramą. Liktai tokia pati diagrama, jokių problemų.